tai dabar turim idėją, kur reikalauja tikrai didelio pasiruošimo, tai nuo make-up artistų, drabužių. Daug negalima atskleisti, nes greičiausiai pamatysite ir per LNK žinias. Lietuvio ir pasaulinio garso žvaigždės akistata, kodėl reperio 50 Cent apsauga lietuviui parbloškė ant žemės. Sveiki! Malonu, kad vėl jūs sugrįžote į šį YouTube kanalą. Kaip sakėm, taip ir padarėm, pradėjom vis dažniau kelti YouTube video ir vis dažniau juos kelsim. Pasiruoškit, prisisekit diržus, nes šiandien laukia didžiausias projektas. Tai mūsų YouTube kanalas prasidėjo nuo fake news, bet žinokit, nusprendėm, kad laikas su šituo projektu atsisveikinti. Ir šiek tiek ramybės ir poilsio žurnalistams, jau daugiau nebereikės tikrinti faktų, nes mes nebedarysim. Po šio video. O scenarijus yra toks. Atsiskraidinam žvaigždę į Lietuvą, o ten jau laukia Deividas persirengęs fanu, kuris nori pasidaryti asmenukę, bet apsauginis, kuriuo apsimetu aš, Nedas, priima kaip grubų elgesį ir tieškia jį ant žemės. Šalia stovintis fanai viską užfiksuoja 6 telefono kameromis. Tai gerai, einam susirinksim komandą, o jūs pažiūrėkit, kaip atrodė viskas. Tai va, uždedam paskutinės 2 raukšlytis ir viskas, €1 yra. Puikiai. Ne, tai kai nieko nepadarai čia. Eik, tu žmonės patikėš, daug jie visko tiki, viskas. Ne, gėdus pridarysim. Geriau daro mūsų draugui Lopez make-up, o jį puošia Akvilė Kuosa, daro geriausią make-upą Lietuvoje, o gal netgi Vilniui. O gal net visam pasauliui, broli. Tu matei irgi kažkokį keistą dalyką ten? Galite atsukti šiek tiek. Ir pazūminam, okei? Oho, aš irgi norėčiau. Žinai ką, papasuokite mum po vieną. Oi, kaip įkvepia pulsas. Tai šiandien pilnas ofisas suguždėjęs, turim net fanų komandą didžiausią Lietuvoje. Kaip jau pastebėjot, mūsų aktoriukas netoks panašus į pusiaurinį, tai Akvilė Kuosa daro jam gražiausius dalykus ant veido. Jo, čia galite matyti net, kaip ir barzdelė yra tepama su pieštuku, o tiesiog paprastai. Čia iš vis kažkokie namų darbai mokyklos, praleidžiam šitą. Ir akvarelė jau tepama ant veido, kažkaip labai įstingai atrodo, ne? Seksualu. A, bet čia uždžiuvo, žiūrėk, ir labai tikroviškai atrodai. Aha, iš tikrųjų va ir striukelė mėlyna uždedama, nu aš jau matau pusiaurinį realiai dabar čia. Visas outfitas parinktas pagal pusiaurinį. O, ir auksinis papuošaliukas. O, tai faktas ir laikrodis koks pigiausias, oi. Bet rezultatas mane stebina. Labai gražu. Tai žvaigždę turim, ar ne? Reikia ir mums pasikeisti kažkaip, apsirengt, persirengt, nes, žmonės gali būti, kad atpažins jau. Bet turim integruotis pratingai. Tai aš manau, kad šita žvaigždė turi apsauginius, ar ne? Jo, bet aš nežinau, ar aš tai tikrai nesu pajėgus būti apsauginiu. Nu, aš galiu, bet ar aš tikrai panašus į apsauginį didžiausią pasaulyje? Man iškart šovė idėja. Darom 2 apsauginius. 2. Paimam vieną didžiausią Lietuvos vyrą. Tiesiog, kad raumenys tau už galvą didesnį būtų, aš manau. Jo, ir čia mums padės Svajūnas, kuris dirba apsauginiu naktim, o dieną saugo jau patį žvaigždę. Jo. Tai ir padarysim tave apsauginiu. Padažysim barzdelę, kad matytųsi, nes dabar nėra balti pukeliai sunkiai matos prieš kamerą, aš manau. Tai gerai. Amatas. Nesimato. Nesimato. Tai gerai, dabar pasižiūrim, kaipgi iš šito lieso vaikino apsauginis didžiausias ateina. Varom. Gerai, tai aš imsiu rolę apsauginę ir reikia juodo. O, čia kažkoks grožis. Va, €2. O. Bet susiglamžęs toks jau. Blam, šitas tai geras, žinok. Žinok, paišlaidaujam. Pasileidžiam plaukus. Pasileidžiam lauks. Ir kepurytę reikės. Nu, dabar nematysit įsidėjimo. Įsiplausim, tada pasižiūrėsim. Kaip manot, geras? Tinka man toks švarkiukas? Kaip manot? Toks, jeigu tai... Bet jis apsauginis turi būti. 6 eurai čia. 6 eurai. Negali būti. Jo, 6 eurai. 100 eurų. Apiplėšimas vidury Baltos dienos čia. 6 Gal eurai. mes nuolaidos nežinom? Euras. Tai kaip? Ai, viskas euras? Euras, viskas euras. Iš esmės viskas. Tai viską į... Nežinojau. Ne. Tadagi visur parašyta. Tai perkam tada. Stop, ID. Ne, dar trūksta tau. Visų pirma, balti plaukai, neapsauginiai su tokiais plaukais būnant. Ir šiaip, manau, gali atpažinti tavęs su tais plaukais. Tai tau reikia dar kepurės ir reikia barzdelę patvarkyti, aš manau. Aha.
O, nu va, jau geriau, ne? Jo, tas kostiumėlis, barzdytė pakeista, nu tikrai jau biškai panašesnis apsauginis. Keistai ta barzdytė atrodo juoda tokia. Ypač, kad nusiplaut po to, ne? O kaip dėl tavęs? Aš manau, kad šitam video reikia ir Lietuvoje vienos garsiausių žvaigždžių. Tai aš tą ir bandysiu padaryti. Čia kelias iš žvaigždės? Aš būsiu bėgiai. Ir ką dedam? Skribeliuką tokį užsidėsiu, trenigiukus, manau, bus puikiai. Niekas Gal nepažins. pasižiūrim, kaipgi tu virsti didžiausia žvaigždė Lietuvoje. Kažkokių kelnių reikia, nes gali būti, kad reikės nukristi. Tai, kad nebūtų kailu supriešyti savo. Nu, čia tokių biškių darbininkų, bet šiaip neblogos. Nu, ant dydžio jau surizikuosim, jau čia nesimatuosim, rūbų reikia išplauti. Mėgstinį aš rasiu savo namus, nes šiandien labai su kapišonais yra tų mėgstinių. Tai kepurį surasim. Kepurį reikia bucket to tokio. Gerai, tai dabar jau turim visą sąstatą. Oi, puiku, bet reikia paskutinių akcentų. Reikia pačią kriziškiausią mašiną. Tarkim, sakyk, 3 belekoks raides. Q ir S. Ok, paimsiu EQS mašiną, žinau. Tu paimsi. Jo, va šitą, EQS. Šitą paimsi, būdamas pats be transporto. Tai skandalas bus tame, kad šitas apsauginis labai negražiai pasielgs su BGB. Tai aš manau, parbėgu į tą BGB ir tas apsauginis... Gal pasižiūrim, kaipgi ten buvo, kelkimės į oro uostą. Ok. Pirmin. Let's go. Ok. Ne, o tai mane nepaimsin? O kas tu toks? Tai brolis. Tu brolis jau? Jo, mes kartą atvarėm. Nesakau, reikia tik sakyti, kad brolis ir praeis. Gerai, tai atkeliavom su €0,5 ir pasėmėm apsaugą geriausią Vilniui. Pažiūrėkit, svajūnas, raumenis. Aš negaliu patikėti, ką aš čia veikiu. Yra toks apsauginis ir yra toks apsauginis. Ir turim čia filmuotojų, labai daug filmuotojų, nefilmuojam, gerai? Viskas. Tai pasidarysim viral video, turim €0,5, pusiaurinis. Aš esu didžiausias jo fanas, tai ką darysiu, tiesiog bandysiu su juo nusifotkinti. Ir va, didžiausias apsauginis pasaulyje bandys mane sustabdyti. Pažiūrėsim, kas laimės. Kažkiek lūž kaulai. Susitarim, kaip tada bėgs, ne? Kaip tu nustumsi? Ok, bėgu. Gerai. Labiau, bet man jau gerai, aš apsaugą. Važiuojam? Let's go. Palauk, važiuojam. Let's go. Good one. Very good. Nefilmuojam. Užteks jau, manau. Jo, tai pasibaigiam jau video, turim labai daug video, pirmą kartą, ne? Savo, jau darėm kokį 13-14 kadrų. Skauda ranką, skauda Plautis? Kažkoks plautis, krūtinkaulis, nežinau, kas čia net yra. Esu visas šlapęs, bet vardan gerą video. Jo, tai buvo atrankytas kolega, didelė minė išsaugo, bet, bet mažiukas toks ir nepralenda. Aš toks esu slidus gyvatė. Jo, bet paskui mano kolega jau pasirūpino jo. Manau, kad šitas video jau YouTube'ai, jau dabar YouTube'ai rodo šitą. Tai įvertinkit, parašykit komentaras, kaip patiko jums. Jo, kokį kitą galėtumėm pranką padaryti kažką. Jo. Manau, kad parašykit. Jo, ir dar tą laiką uždedam ir subscribe. Ačiū labai. Gerai, ir dabar lekiam į studiją. Susirašom. Iš daugybės fanų siųstų video išsirinkome vieną pagrindinį, kuris keliaus į žiniasklaidą. Tačiau tam reikia dar suprastinti kokybę, kad nieko neatpažintų, taip pat pakeisti balsą ir uždėti kažkokių papildomų garsiukų, kuriuos tiesiog paėmėm iš Justino Bieberio video. Huge fan! Oh my gosh! Please! I just need a photo, man! No, Justin! No, please! Ah! Tai aišku, visi šitie stunt triukai neapsėjo be mėlynių, tai čia viena tokia didžiausia. Ir krūtiniai toks skausmas yra, aš nežinau, jau kokią savaitę laikos. Nu ką tu čia darai? Nesąmonės, darai, mums nemoka tiek pinigų, eik pasidėk. Eik, bėk.
iškirpsim šitą. Tai po visų šitų filmavimų ir traumų atėjo ta nemalonioji dalis. Kažkaip šitas video turi išvysti dienos šviesą, o be mūsų pagalbos niekaip. Tai ką darom, tai siuntinėjom visur, rašom visiems, kad tik tas video pasiektų kuo daugiau žmonių. Bet tada pastebėjom kažkokią keistą tendenciją, kad žurnalistui pradėjo tikrinti faktus. Jo, ir kažkaip nelabai mums ten pradžiai sekis, ar ne? Bet aišku, reikėtų faktų tikrinimą pradėti nuo to, kad filmuota Vilniuje, o žvaigždė leidosi Kaune. Ir šią informaciją galima rasti paprasčiausiai internete. Jo, išėjo straipsniai tokie kaip oi, čia kažkokia apgavystė, melagystė. Bet kodėl? Todėl, kad oro uosto žmogutis pasakė, kad ne, to nebuvo ir nebus. Tai tikriausiai čia yra fake news. Kas mums nesutrukdė iš tikrųjų, nes straipsnis buvo parašytas, žmonės apie tai kalba, mes savo tikslą vis tiek pasiekėm, tai už tai atsiprašom turbūt. Jo, bet ir gavom gerų naujienų, tai gavom žinias vakaro vyšnę. Žinios norėjo pakalbėti su nukentėjusiu vaizdo skambučiu. Šitas žmogus turėjo kalbėti iš tikrųjų. Bet aš nežinau, ar aš dabar galiu sėsti prieš kamerą ir kalbėti prieš žinių vedėjus ramiu veidu ir sakyti, kad aš esu tas nukentėjus. Manau, kad gali kažką išrišti. Jo, tai mums reikia žmogaus, kuris galėtų papasakoti plačiau kažką ir mes pradėjom galvoti, mes turėjom kurjerių video ir ten toks Julius, va šitas. Kadangi Julių buvom pasiėmę filmavimams ir oro uoste, sakom, o kodėl tau nepamėginus? Na ir kas, kad atrodai visiškai kitaip negu tas žmogus esantis tame video? Aukštesnis kažkiek, gal plonesnis. Gal barzdelė kitokios spalvos, net ar plaukai? Taip, bet tai nesutrukdė ir intervas pavyko ir mes turim šitą video. Žiūrim. Iškart keliaujam prie karštų įvykių ir viso pasaulio žvaigždė yra šiuo metu atvykusi į Lietuvą. Mes kalbam apie reperį 50 Cent. Daugybė gerbėjų labai jo laukia, daugybė vyko jį pamatyti ir Rygoje vykusiame koncerte. Turės galimybę gerbėjai pamatyti ir Kaune šiandien vykstančiame koncerte. Tiesa, kiekvienas savaip laukia ir kitaip nori su ta žvaigždė akimirkas įamžinti. Ir labai įdomu, kodėl žmonės taip elgesi išvydę štai tokias žvaigždės. Ar jie nori nuotraukos, ar jie tiesiog nesuvaldo emocijų ir pasileidžia bėgti žvaigždžių link, ar turi dar kažkokių kėslų. Ir mūsų laidai pavyko susisiekti su tuo lietuviu Juliumi. Atvyksta tokia žvaigždė ir man dievukas nuo pat mažens į mūsų miestą, tai norisi išnaudoti tą situaciją ir aš iškart tik pamatęs, kad jis pareina, aš norėjau kuo arčiau ir kad ta nuotrauka kažkokia geresnė gal gautųsi ir panašiai. Tai aš nenorėjau, kad taip viskas įvyktų, nes labai taip akis užtemo ir taip greitai viskas įvyko ir gavosi tą tokią situaciją. Aš kažkaip negalvojau, kad taip viskas bus agresyviai, suprantat. Tai, žodžiu, atlikėjas tikrai dėmesį į jūs atkreipė, tai tas jūsų toks tikslas kaip ir pasiektas buvo. Belieka tik palinkėti gero įsimintino koncerto dabar ir ačiū už pokalbį. Iki. Ačiū labai. Iki. Iki. Nu tai ką, sudaužėm taurelės už tą sėkmingą projektą. O jeigu jūs norite apturėti tokį gerą įkvėpimą, kaip mes turėjom šitą projektą, tai galite pulsą nusipirkti Orlen degalinėse, taip pat Aibei ir Norfoje. Ir aišku, atkeliauja į visus prekybos centrus. ką įsinešėm į šitą video? Manau, pagrindinis dalykas, tai sužinojom, kad žurnalistai iš tikrųjų pradėjo tikrinti faktus. Paskambino į oro uostą, žiūri, kas čia. Tai lengvai taip nebegausi. Tai viskas, dabar tikrai dedam tašką ir daugiau melagienų šitam kanale nebebus. Bet jūs vis tiek išlikit budrus, nes manau atsiras kažkoks vienas ar kitas nešvankulis, kuris sugalvos kažką padaryti. Jo. O dabar mes atsisveikinam, o jūs paliekame su nešvankiausiu šokiu. Pažiūrim. Mes turime daug jėgų ir nekartosime jau klaidų. Pažįsti jau mane seniai.